Labas rytas, mėlyje. Šį rytelį pakalbėkime apie fotografavimo principą, apie redagavimo principą, jeigu spėsime. Taigi, kaip reikia fotografuoti, kaip padeda mums fotografuoti geriau, pats principas mums nurodo arba pasako, kaip veikti teisingiau. Tikrai sutinku žmonių, būsimų mokinių, kurie sako, turiu fotoaparatą 10 metų, fotografuoju, bet niekaip nesusidraugauju su fotoaparatu ir negaunu to, kas man būtų svarbu, kas man reikalinga, tas tokias nuotraukas, kaip gaunasi kitiems. Taip, o tuo tarpu nepamirštam. Spausti laiką, būtinai prenumeruoti šį kanalą, paspausti skambutį, kad nepraleis kitų video. Pakomentuokit būtinai, užduokit naujų temų ir pasidalinkit. Tai yra svarbu, kad kanalas kiltų kuo aukščiau ir daugiau žmonių pamatytų, išmoktų, sužinotų. Taigi, fotografavimo principas. Tai yra vienas svarbiausių dalykų, kai tu žinai, ką darai. Fotografavimo principas, kai tu redaguoji nuotraukas ir tu žinai, kaip jas redaguoti. O ne tik tai, kad yra programa, paimam, pašviesnam, patamsinam, uždedam galbūt spalvos, uždedam šarpo ir kaip ir lyg nuotrauka viskas būtų. Bet paskui pats matai, kad joje trūksta kažko. Trūksta kažkur aštrumo, trūksta kažkur skaidrumo, trūksta kažkur detalumo, o kai kurios vietos ir per tamsius. Fotografavimo principas. Mes visi žinom, pasimam fotoaparatą ir fotografuojam. Viskas turi gautis, mes patys suprantam. O jeigu įsigijam kokį brangesnį aparatą, mes iš vis galvojam apie tai, kad jisai už mus gudresnis. Jis viską turi padaryti, todėl kad jisai brangus. Mumgi su mobiliu taip pat išeina. Ir dažnai sakom, kad kaip su mobiliu gerai išeina, dar geriau nei su tuo veidrodiniu. Girdėjau turbūt, gal net ir patys taip galvojat. Taigi, mums reikia žinoti patį principą. Reikia žinoti ne tik, kokie yra nustatymai, tokie kaip fokusas, kaip diafragma, kaip išlaikymas, kaip jautrumas, tai yra ISO. Bet reikia žinoti patį principą, kada ir kodėl reikia juos naudoti. Tai yra labai labai svarbus dalykai. Pats principas dabar, aš jums pasakysiu, yra pats svarbiausias supratimas, kai mokais ypač taip pamatyti, kaip dirba meistrai. Tai bene pats svarbiausias, ko gero, dalykas fotografijoje, kai tu mokais ir nori sužinoti ir nori suprasti, kaip nuotraukos gaunasi, kaip jos gaunasi. Aiškios, ryškios, detalios, kokybiškos. Todėl, kad tu matydamas žymiai greičiau suprasi. Sužinodamas iš meistro, tu žymiai greičiau suprasi, kaip tai veikia. O toliau nustatymai patys. Mums taip pat svarbu žinot, kodėl ir kada nustatyti. Kam reikalinga reguliuoti diafragmą, kam reikalinga reguliuoti išlaikymą, dėl ko reikalingas jautrumas. Taigi, matant meistrą, matant fotografavimą, yra labai svarbu matyti, kaip jis dirba. Ne tik ką jisai sako, kaip jisai nustato fotoaparatą, bet netgi matyti, kaip jis dirba. Ir tai vienas iš fotografavimo principų, kuris tau padeda išmokti fotografuoti. Pavyzdžiui, gali būti labai paprastas dalykas. Pirmose savo pamokose mokau, kaip laikyti fotoaparatą. Ir dažnai mes, kaip taisyklė, aparatą pasimam, lyg tai turėtume kokį mobilų. Aš kalbu apie fotoaparatą, tai apie veidrodinį fotoaparatą, pas kurį yra objektyvas. Bet kai mes jį pasimam kaip mobilų ir fotografuodami žiūrim į ekranėlį, tai čia yra neteisinga. Gal tu sakysi, tai ginčytinas dalykas, man taip gerai, man taip patogu. Ir aš neprieštarauju, jeigu tau tik tai taip patogu, prašau, fotografuok taip kaip patogu. Bet pavyzdys yra tas ir principas fotografavimo. Kaip pastebėt, fotografuoja meistras, atrodo, kad netgi jis toks sukumpęs, prisitraukęs ir tą fotoaparatą, toks visas susitraukęs atrodo, kad iš tolo fotografą gali atpažinti ir pamatyti, nes jisai jau turi tą įprotį. O kodėl jis taip daro? Gal sakysi, kad su amžium viskas nugara, atsiranda kupra iššoka ir panašiai.
Ne, tai yra įprotis. Jisai naikina tą galimybę, kad nuotrauka jam gali sujudėti. Jisai nelaiko fotoaparato rankose, kaip kad laikytų mobilų, kai alkūnės kabo ore. Pabandykite išlaikyti šitaip, pasiėmę plytą ir palaikyti, kai alkūnės jūsų kabo ore. Ir vat įdomu, kiek jūs laiko išlaikysit. Įdomu, kaip jūs jausit paskui štai pečius, kaip jūs jausit pačias rankas, kaip jos pavargs, jos paskaus. Antras dalykas, ką daro meistrai, jie kodėl taip susikūprina, kodėl jie taip visas alkūnės liečia prie savo kūną, todėl kad jie sukuria galimybę, tai yra panaikina galimybę sujudėjimui, kad nuotraukos nesujudėtų. Jisai atremia alkūnę į savo korpusą, jisai atremia fotoaparatą į kaktą savo, labą rytą, į kaktą savo, jisai jį prisispaudžia tam, kad neliktų galimybė sujudėti nuotraukai. Mes visi žinom, taip, kad būna nuotraukų ir sujudėjusi ir sakom, bet tai ką čia va fotografuot, ką iš čia sujudės. Įprotis, fotografavimo įprotis, tai vienas svarbiausių dalykų taip pat. Kai mes turim šitą įprotį ir aparatą laikom taip, kaip reikia, teisingai, mes žinom, kad ir prie prastesnio apšvietimo nuotrauka nesujudės. Turbūt žinot, kad dažniausiai sujudėjusios nuotraukos būna tada, kada yra prastas apšvietimas. O kaip apšvietimas paliečia štai šitos efektus sujudėjimų? O būtent paliečia todėl, kad trūksta šviesos ir, labą rytą, ir išlaikymas pailgėja. Kai išlaikymas pailgėja, mes fotoaparatą rankose turim laikyti labai stabiliai. Ir jeigu mes neteisingai jį laikom, mes tada turim daug sujudėjusių nuotraukų ir nelabai vėlgi suprantam, kodėl taip atsitiko. Taigi, fotografavimo principai tokie, kad mums reikia pamatyti ir sužinoti, kodėl meistras fotografuoja taip ar kitaip, kodėl jis daro tam tikrus judesius galbūt, kodėl jisai keičia optiką. Fotografavimo principas, jis visą laiką padės padaryti nuotrauką geresnę. Taigi toliau einam, kam reikalinga diafragma. Ir aš jau ne vieną kartą esu sakęs mūsų pamokose, kad diafragma yra vienas įdomiausių nustatymų, kai mes gaunam ne tik teisingą gerą ekspoziciją, bet mes gaunam puikų efektą fotografuodami portretus. Tai susiliejus į foną. Kai mes diafragmą atidarom, fonas pradeda lietis. Ir tai yra vienas iš gražiausių efektų, kurį dažnai fotografai pamilsta. Ir nelabai supranta prieš tai, kaip taip gaunasi. Kartais ryškus fonas, o kartais susiliejęs. Kam reikalingas išlaikymas? Dėl ko reikia reguliuoti išlaikymą? Išlaikymas mums duoda tą efektą, jeigu jis per ilgas, mes sujudinam. Jeigu jisai greitas, mes užfiksuojam vaizdą. Taigi, su per ilgu išlaikymu mes galim gauti efektą, vadinamą greičio įspūdį. O su trumpu galima sustabdyti akimirką, kad judantis objektas atrodys lyg tai stovėjo vietoje. Išlaikymo pagalba mes turim taip pat padaryti, tai yra galim padaryti puikų ekspozicijos nustatymą, kad nuotrauka būtų nei per tamsi, nei per šviesi, tuo pačiu galim padaryti efektą, tai yra greičio įspūdžiui nustatyti. Štai, jautrumas mums irgi svarbus. Mes jau irgi esame ne taip senai kalbėję apie jautrumą, kam jis reikalingas ir kaip jis atsiranda. Jautrumas reikalingas tam, kad susiformuotų nuotrauka. Jei nebus jautrios šviesai medžiagos, tai faktas, kad niekaip mes negausim teisingos nuotraukos. Nebus ant kojų atsispausdinti. Ant jautrios šviesai medžiagos formuojasi vaizdas, kuris vėliau išryškėja. Štai tokie atrodo paprasti keli dalykai, kurie mums padeda
padaryti teisingas, geras nuotraukas. Ir prieikim prie redagavimo principų. Kaip aš ir sakiau, dažniausiai mes paimam redaguoti nuotraukas, dedam į kokią nors programą. Ir kągi, jeigu nuotrauka mums per tamsi, ar nuotraukoje veidas per tamsus, mes dažniausiai stumdom stumuoklius, kurie šviesina arba tamsina. Ir tik dėl to, kad mums pašviesinti veidą, mes pašviesinam visą nuotrauką. O principas yra visai kitas. Mums reikėtų pašviesinti tik tai veidą. Taip kaip ir patamsinti, tik tai kitą kokią nors detalę, jeigu to reikia. Kaip ir paryškinti, tik tai kažkokią detalę, kurią reikia. Blogas principas tas. Jeigu mes pradedam šviesinti arba tamsinti visai visą nuotraukos plotą. Todėl prisiminkit, šie principai jums padės padaryti puikias, geras nuotraukas. Vieną atsiminkit, kad tai, ką meistras daro, tai, ką mokytojas moko, jums padeda greičiau išmokti fotografuoti. Štai taip, tada galima judėti greičiau į priekį, išmokti ir eiti, darbuotis, galbūt turėti net, ne galbūt, o turėti iš fotografijos pajamų, kurios tikrai padės toliau tobulėti, lankyti dar ir dar kitus mokymus, kitus kursus. Taip, tampi profesionalu. Na, kas nori, jeigu jums tiko daugiau išmokti, daugiau sužinoti, tai pas mane galima mokytis individualiai, galima mokytis ir savarankiškai. Individualiai mes mokomės, tik tai tu ir aš, visas dėmesys tau, visi profesionalūs patarimai tau, visi vaizdai, kuriuos aš rodau, tu matai, kodėl ir kaip reikia fotografuoti, kaip geriau gaunasi, kodėl taip geriau gaunasi, visus principus, visus įpročius, kurie svarbus reikia išugdyti, taip mes galim tapti profesionalais. Na ir savarankiškai, tai yra net 10 temų video formate, kai tu gali mokytis pats, nepriklausomai nuo nieko, kada nori, kiek nori ir būdamas kur nori. Tai iš tiesų yra labai patogu taip mokytis, nes tu gali ir kelionėse žiūrėti, klausyti. Svarbu, fotoaparatas būtų šalia, klausai, kas sakoma ir darai, nustatai, pabandai ir gauni tam tikrus rezultatus. Na ir pabaigai, aišku, priminsiu, kad vėlgi nepamirškit dėti laiką, būtinai prenumeruokit, paspauskit skambutį, būtinai pakomentuokit, užduokit naujų temų ir pasidalinkit. Tai yra labai svarbu, nes tai padeda ir skatina, motyvuoja mokytis jumis toliau ir geriau. Taigi iki kito susitikimo, iki kitų video.